Daugelis lauks, kad ta kalba bus tokia pat sausoka, dalykiška, bet užbaigiant mūsų suvažiavimą, vis dėlto reikia kalbėti apie tai, ko šiandien labiausiai reikia Lietuvai. Lietuva, tos žemės vardas, Lietuva, užvaldė mano protą ir jausmus. Aš trokštu jums atskleisti ją. Ateikit. Dvasioje nuvesiu jūs į svečią kraštą. Ūkanotą, glūdų, šnarantį. Savasnokime sparnais, aure, jau skrendame per šalį, kur kiekvienas daiktas turi blausią atminimų spalvą. Apgaubia mus vandens lilijų kvapas, plekstančių miškų garai. Tai Lietuva. Lelituoni, Gedimino ir Jogailo žemė. Atsiveria mums susimaščiusi šalis, kurios visa dulsva padangė turi visą pirmapradės giminės gaivumą. Ji nepažįsta prabangos liūdnos. Subręsti. Tai yra poeto, mistiko ir diplomato Oskaro Milašiaus žodžiai apie Lietuvą. Juos neatsitiktinai pasirinkau šiai baigiamajai kalbai, nes būtent čia, šitose žodžiuose, glūdi atsakymas, ko šiandien mums labiausiai reikia ir kas yra tikrasis mūsų jėgų, ištvermės ir vilties šaltinis. Jis rašo apie Lietuvą, Lietuvą, kuri yra jos svajonės. Mums šiandien, kaip ir visais laikais, labiausiai reikia svajonės. Taip yra todėl, kad jeigu kilni svajonė, kurią įkvepia meilė, galiausiai pagimdo viziją, kuri savo ruožtu yra ilgesio šaltinis. O ilgesys yra jėga, kuris suteikia valios ir ryžto padaryti iš pirmo žvilgsnio neįmanomus ar net antžmogiškus darbus. Šitas svajotojas Versalio konferencijoje didvyriškai ir sėkmingai kovoja už tai, kad Lietuva būtų pripažinta. Vieną kartą turime įsisąmoninti. Lietuva pirmą kartą sukūrė pirmiausiai svajotojai. Tie basi savanoriai, kurie be ginklo kovėsi su visais tais, kurie norėjo pasmaugti Lietuvos Respubliką. Jie kovojo dėl svajonės. Ir šitą svajonę vedė Lietuvą beveik 20 metų, įkvėpė jėgų padaryti neįtikėtinus darbus. Ji privertė Darių ir Girėną savo testamente rašyti, kad Lietuva laukia iš savo sūnų dar drąsesnių žygių. Bet svajonė ir gelbsti. Ieškojau tėviškės tamsioj nakty it kapas. Kur tu tėvynė, kur tu Lietuva? Ar plaka dar skausme širdis sukepus, ar tu gyva, ar negyva? Iškėliau šaukdamas rankas į dangų juodą, kur tu tėvynė, kur tu Lietuva. Ir kai parpuoliau bėgdamas per gruodą, atsakė man, aš čia gyva. Kaip skausmo ašaros mirgėjo žiburėliai. Ar tu tenai, ar tu ten Lietuva? Ir iš tamsos, ir iš nakties, ir iš šešėlių atsiliepė, aš čia gyva.
Tai neapsakomos svarbos žodžiai. Jie primena, kas nutiko ir kaip Lietuva gelbėjo svajonę. Tiems, kuriems Lietuva nebuvo svajonė, jie užmiršo Lietuvos Respubliką tą baisę 1940 metų birželio dieną. Jie nuėjo tarnauti svetimiems ir uoliai šitą Lietuvą naikino. Ir būtent tie, kuriems Lietuva buvo svajonė, jie sugebėjo išvelgti, kad ji gyva, nors kartais atrodė, kad ji iš tiesų yra kape ar palaidota. Ir šiandien mes gyvename istorinį laikotarpį, kai baigėsi vadinamosios banalios kasdienės politikos laikas. Pasaulio istorija rodo, kai būna ramus, taikus, daugeliu atžvilgių be galo nuostabus ir žavingi laikotarpiai. Kai verda kasdienis gyvenimas, bet jis iš karto atrodo aiškus, suprantamas, numatomas. Tačiau reguliariai kiekvieną žemyną, valstybę užklumpa laikas, kai tai, kas dar vakar atrodė nepajudinamai tikra, staiga susvyruoja ir pradeda byrėti. Daugelis iš mūsų esame panašaus sukrėtimo liudininkai. Šiandien mes gyvename panašaus sukrėtimo išvakarėse. Ir noriu pasakyti, kad išliks tie, kurie supras, kad kai nebeveikia įprastos, dažnai nuvalkiotos mąstymo schemos, vaizdiniai, išgelbėti gali tik visiškai nauja vizija. Reikia iš naujo pasižiūrėti į savo nueitą kelią, dabartinę padėtį, vietą pasaulyje, bet norint juos įsivaizduoti, reikia matyti ateitį. O ateitį mato tik tie, kas svajoja. Dėstydamas filosofiją, studentams dažnai pasakoju vieną viduramžių legendą. Kai buvo statoma Šartro katedra, 3 žmonės karučiais vežiojo akmenis į statybos vietą. Jų paklausė, ką jūs čia veikite? Vienas atsakė, kaip nelaimingas vergas plušu šitoje statyboje. Kitas atsakė, statau katedrą, dirbu statybininku, kad išmaitinčiau save ir šeimą. O trečias atsakė, statau katedrą. Visada užduodu klausimą, ar šitie žmonės dirba tą patį darbą. Taip, linksmą klausimą, kuris dažnai sukelia nemenkos sumaišties. Vieni mano, kad tą patį, kiti skirtingą. Bet šiaip ar taip išsiaiškinu, kad vis dėlto ne. Kodėl ne? Todėl, kad jeigu pasaulyje nebūtų svajojančių žmonių, kurių vizijose iškiltų skrejantį dangų katedrą, žemėje galėtų būti milijardai akmenų. Bet jie ir bus tik beformės akmenų krūvas. Tam, kad atsirastų katedra, reikia, kad rastųsi tie, kurių vaizduotėje iškyla jos vizija. Tai štai Lietuvos padėtis, ir ne tik Lietuvos padėtis, yra tokia sunki, pavojinga, kelianti nerimą, todėl, kad nebėra katedros statytojų. Kad yra tik tai, kaip vergai tampantis akmenys į statybos vietą, arba geriausiu atveju užsidirbantis duonai, kad kartais labai sočiai.
Todėl, jeigu mes Europą dėl ko nors žūsime, tai ne dėl duonos stokos, o tik dėl vienintelio dalyko – tikslo ir prasmės pojūčio. Nebuvimo. Tam, kad galėtum eiti į priekį, turi žinoti, ką darai. Ir apskritai, kam gyveni. Kai šiandien, pristatydamas programą, kalbėjau, kad viena iš liūdniausių mūsų ištikusios krizės apraiškų yra idėjų stoka, kaip tik ir norėjau pasakyti, kad nebėra svajonės, kad gyvename iš tiesų pasaulyje, kur atrodo jau visos mintis pasakytos, pasaulyje, kuriame nėra ko daugiau siekti, išskyrus saugumą ir gerovę. Tie dalykai yra nepaprastai svarbus, bet reikia suprasti, kas iš tikrųjų už jų slypi. Gerovės, suprantamos kaip sotumas ir saugumo, trokšta net ameba. Kiekvienas net menkiausias gyvūnėlis. Mes darome didžiulę klaidą, kad pernelyg sureikšminame, o tiksliau suabsoliutiname tuos svarbius dalykus, bet kurie niekada neturi būti absoliutus. Todėl gali, kaip kartais būdavo sakoma ir okupacijos laikais ir šiandien, dirbti Lietuvai. Bet bėda ta, kad tuose darbuose Lietuvos nėra. Gali tiesti kelius, statyti namus, auginti duoną. Bet visą tai galima daryti ir būnant galingos tave pavergusios imperijos belaisvė. Dirbti savo kasdienį darbą nepakanka. Reikia konteksto, perspektyvos ir vizijos, kuris tai prasmina. Štai kodėl manau, kad Oskaras Milašius labai tiksliai vardijo, kas yra ta svajonių kelrodė žvaigždė. Ne šiaip Lietuva, ji vadinasi tėvynė. Tėvynė yra tai, iš ko mes ateiname ir kur galiausiai visi sugrįžtame. Visi sugrįžtame. Dievas ir tėvynė. Tie du žodžiai yra susiję, neatskiriamai. Juk kalbėdami apie tai, kas mūsų laukia, mes visi žinome, tas posakis yra be galo tikslus ir iškalbingas, kad kada nors kiekvienas iš mūsų keliausime į tėvų namus. Tėvas ir tėvynė. Bet turime ir kitą tėvynę, politinę tėvynę, kuri vadinasi Lietuva. Kai kalbame apie politiką, užmirštam, kad politikoje yra be galo svarbus tinkamas valdymas, kad politika privalo patenkinti mūsų poreikius. Bet vis dėlto tikrasis politikos pašaukimas ir tikslas yra atsakyti į amžiną klausimą. Kas yra žmogus? Ar ką reiškia gyventi žmogiškai? Šito klausimo nebūtina kelti tiesiogiai, tiesmukiškai. Bet kuomet mes ginčiamės, kas yra teisinga ar neteisinga, gėris ir blogis, laisvė ar vergija, ką iš tikrųjų šitais klausimais pasako? Mes pasakome, kad esame žmonės, turintys laisvą valią ir privalome pasirinkti. Bet tą akimirką,
kai mes pasirenkame tai, kas neteisinga, bloga, tai, iš ko nešvyti laisvė, to mes iš tikrųjų iškrentame iš žmogiškumo. Politika gali būti ir įsižmoginimo vieta, bet politika gali būti ir savęs išžmoginimo vieta. Štai kodėl mums reikalinga valstybė. Todėl, kad valstybė pirmiausia yra viešoji erdvė, kurioje mes turim susitarti, ką reiškia būti kartu ir svarbiausiai žmogiškai. Ne veltui Marcinkevičius sakė, kad Lietuvą reikia lipdyti be paliovos. Bet šitas lipdymas, ką ir norėjau pasakyti tą kalbą, nėra rutiniškų darbų darymas, naiviai įsivaizduojant, kad jau atlikai pareigą. Iš tikrųjų, ką reiškia tai? Kad dar būdami šitame pasaulyje, mes vis dėlto norime elgtis kaip žmonės ir kaip krikščionys. Kiekvienas mūsų poelgis, iš kurio švyti artimo meilė, teisingumas, kitos dorybės. Kas tai yra? Jeigu ne būsimųjų tėvų namų be galo netobulas provaizdis čia, jau šitoje žemėje. Lygiai taip pat, kai kalbame apie Lietuvą, apie savo valstybę. Kodėl mes sakome, kad mums reikia teisingumo? Argi tam tik, kad teisingai padalintume duoną, nors tai yra svarbu, kad jos užtektų visiems. Kas yra valstybė? Valstybė be jokios abejonės yra politinis kūnas. Valstybė yra žmonių bendruomenė, kuri privalo stengtis tarpusavėje sugyventi ir savo gyvenimą sutvarkyti taip, kad nepuolant į jokius lygiavos ir panašius kraštutinumus, kiekvienas šito kūno narys žinotų ir visada būtų tikras, kad čia jis yra svarbus, čia jis yra reikalingas, prireikus jis bus gerbiamas, saugomas ir galiausiai mylimas. Kodėl taip griežtai teko per šitą pristatymą ir tai atsispindėjo mūsų rezoliucijoje pasmerkti globalios Lietuvos strategiją ir ją grindžiančią ideologiją. Todėl, kad šita strategija savaime griauna Lietuvą kaip tėvynę arba mūsų namus. Štai kodėl šiandien pagrindinis mūsų ir kartu sunkiausiai įgyvendinamas uždavinys – suprasti, kad primityviai suvokiamos pragmatiškos politikos laikas baigėsi. Šiandien atėjo laikas tų, kurie suvokdami, kad šita mūsų Lietuva niekada nebus tobula, vis dėlto ją kurs įsivaizduodami pilietinį kūną, kuris bus toks, kaip jį netobulai mėginau apibūdinti. Tai bus visuma, kurioje kiekvienas ras savo vietą. Be abejo, tokia visuma gali egzistuoti irgi tik kaip svajonė. Mūsų vaizduoti. Bet jeigu mes mėginsime tokią Lietuvą kurti, aš manau, kad ji vis dėlto bus paženklinta tuo pačiu amžinybės ženklu. Tuo ir baigiu mūsų misiją ne šiaip atnaujinti Lietuvą, įgyvendinti pertvarką. Mūsų misija Lietuvai sugrąžinti svajonę, ilgesį, meilę, o tuo pačiu norą ir valią gyventi.